Labas visiems vėl. Galvoju, greitai padarykim įrašą, nes yra apie ką pakalbėti. Visą šią savaitę nemažai turėjau reikalų su pajamų draudimu. Ir susitikimuose kalbėjom daug apie tai, ir kleimai buvo keli užvesti, ir aiškinomės, kaip kada kas moka. Tai taip, kad mokėtai moka ir viskas su tom gerai. Kartais kyl neaiškumo, kada ir kaip jie mok. Tai šitos visus reikalus išsiaiškinom. Pavyzdžiui, tokia kompanija kaip Holloway Friendly, kas turi, tai jie moka 2 kartus per mėnesį, mėnesio pradžiai ir mėnesio viduryje. Tai jie perved 1 ir 15 dieną, per 3 dienas apdoroji banks ir tada jau gaunat pinigėlius jūs. Tai mėnesio pradžiai ir mėnesio viduryje. Tai va. Bet iškilo daugybė kitų klausimų, nes ne visi žmonės žinoja, koks yra jų laukimo periodas, koks galimas sirgimo laikas, kiek ilgai gali būti biuletenė. Ne? Kartais atsitinka taip, kad žmonės pamiršta arba sumaišo kažką, kokios sumas yra draustos. Tai visus šituos dalykus galim peržiūrėti. Jeigu jūs turit jau draudimą kurį tai laiką ir tikrai nepamenat visų detalių, tai verta atsiversti visus dokumentus, pasižiūrėti, pasitikrinti, pažiūrėti, ar vis dar jums tas pajamų draudimas yra tinkams, ar yra apdrausta tiek, kiek jūs gali turėti. Gal kartais kažkuriam tai periode keitėsi jūsų darbovietė ir yra uždirbama mažiau arba daugiau, tai automatiškai sumas reiktų pasikoreguoti. O gal, sakykime, pradėjo dirbti darbe, kuriame kažkurį tai laiką darbdavys moka atlyginimą, tai vat vėlgi reiktų į tą atsižvelgti. Galvoju, surašysiu didelį ilgą postą informacijas, kas yra pagrindiniai aspektai, ką reikia žiūrėti pajamų draudime, su detaliais paaiškinimais. Tai bus jums naudinga, renkantis pajamų draudimą, jeigu darot ne su manim, jeigu darot pas kitą brokerį, arba jau turit padarytus ir nepamenat, arba nelabai buvo paaiškinta, tai surašysiu, kad galėtumėt pasitikrinti, o jeigu reikia, galit man rašyti, patikrinsim kartu. Tai čia pirmas toks reikalas, atsisėsiu, surašysiu apie pajamų draudimą detaliai. Ne? O daugiau galvoju kitą visą savaitę padaryti video maratoną tokį, galvoju gal kasdien, ir yra reikaliukų pakalbėti apie ekstra priedus, kokius draudimai turi, kurie be galo naudingi dažnam iš mūsų iš tikrųjų, nes turėti prieigą prie privataus daktaro online 24 valandas per parą, per savaitę ir visą savaitę, tai yra naudinga. Privačios fizioterapijos, mano šeimoje mes turėjom irgi tokį atvejį, kada dėja prireikė tokio dalyko. Ir ačiū Dievui, kad mes jį turėjom, nes palyginus NHS fizioterapiją ir privačią, tai yra tiesiog kaip diena ir naktis skirtums, tai dideli dalykai gali būti nuveikti. Ir dažnas iš jūsų turi draudimuose šitą pridėtą, tik tais arba nelabai žinot, neatsimenat, arba tiesiog neperžiūrėt, neskaitė tos informacijos, ką atsiunčia draudimai apie įvairias naujoves. Tai tų priedų yra begalė daug, iš tikrųjų, antra daktaro nuomonė, psichologų pagalbos įvairiom situacijom. Ne? Tai bus apie ką pakalbėti, iš tikrųjų, aš taip galvoju, gal net į savaitę netilpsim, gal reiks ilgesnio laiko, bet galvoju padaryti tokį video maratoną su tokiais paaiškinimais, nes kuo toliau, tuo daugiau tų ekstra priedų draudimai prideda ir tas yra labai labai naudinga iš tikrųjų žmonėm, kurie gali tuo pasinaudoti. Ne? Tai va, tokie reikaliukai. Šiandien penktadienis, aš visą dieną tarp Svaldinga Peterborą ir iki pat vėlumos, iki pat 9 vakarą, tai šiandien bus reikalų. Bet nieko, nu ką, šeštadienis irgi pilnai visą dieną suplanuota, sekmadienio pusė suplanuota, tai nusimato darbingas kelias dienas labai. Jeigu kažkam neatsakysiu, neatrašysiu labai greitai, tai atsiprašau, kai tik tais jau rasiu minutę, tai iš karto visiems. Tai viskas, gražaus jums likusio ateinančio savaitgalio, gero penktadienio, tikiuosi darbai praeis penktadienio labai greitai jums. Ir ką, kitą savaitę pradėsim
ekstra benefitų maratono video. Ne? Gerai, sakau viso visiems. Gerą savaitgalį, oras fantastinis, jau dabar nuo ankstaus rytą. Paukščiukai čiulba, mano gėlės kaip žydi, jie tau kaip gražu negaliu. Gerai, viskas, sakau iki. Ir su tais, su kuom pasimatysim šiandien rytą ir sekmadienį, tai bus smagu jūs pamatyti akis į akį. Nes pagrindė tokie šį savaitgalį, šiandien ir šį savaitgalį susitikimai ne online, tai labai smagu dėl to. Ir viskas, sakau, gero savaitgalio. Iki.